Šiandien mūsų tema chaosas ar harmonija, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje ir kad nuo ko viskas priklauso, nuo ko priklauso, kokį paveikslą matome. Vyksta pasaulyje, kas tai chaosas ar harmonija, ką su tuo daryti, kur tai padėti ir taip toliau. Iš tiesų noriu pasidalinti tokia kvantinėje fizikoje žinomu tokiu reiškiniu, kuris vadinasi stebėtojas. Ir daug įvairių yra padaryta eksperimentų su tuo stebėtoju. Ir įdomus dalykas yra, sakykime, per mikroskopą stebimas kažkoks objektas ir stebėtojas jisai keičia savo mintis to objekto atžvilgiu. Ir tas objektas, kuris yra stebimas, jis kinta priklausomai nuo to stebėtojo minties, nuo stebėtojo žvilgsnio, keičia savo kryptį, keičia savo galbūt formą, priklausomai kas yra daroma. Vienas iš eksperimentų, aš ten detalių neatsimenu, apie jį dalinausi seminare apie kraujotaką, kad buvo toks tyrimas padarytas, kad kraujas paimtas vieno žmogaus lašelis, padėtas mikroskope ir bakterijos kažkokios ten, žodžiu, kažkokia ataka buvo priešpriešą duota tam kraujo lašui. Ir žmogus, kurio kraujas buvo ant mikroskopo, tai nėra, kad jo kūne esantis kraujas, bet jau nuo jo kūno tarsi atsiskyręs lašas, ar ne? Jis yra ant mikroskopo ir tas žmogus išvedamas visiškai kitą patalpą ir stebima lygiagrečiai, kas vyksta. Kokia jo nuotaika ir kaip elgiasi jo kraujo lašelis. Va toje vietoje, kuris yra stebimas. Ir kai jo nuotaika gera, kai jisai juokiasi, jo kraujo lašelis yra stiprus, jisai kovoja su bakterija ir viskas puikiai sekasi. Kai tik tai jisai eina žemyn savo nuotaikoje arba išgastyje, ten žiūrimi filmai visokiausi buvo, žodžiu, vėl kaip įtakoja jo smegenys, per jo smegenys kraujas, kur įtakojamas yra tas, kuris yra net kitam kambarį. Ne tik jo kūne, bet kitam kambarį. Tai jeigu kitam atskirtas lašelis nuo mūsų kūno reaguoja į tai, ką mes matom, ką mes girdim, kas vyksta mūsų smegenyse, jeigu reaguoja atskirtas lašelis, tai kaip reaguoja mūsų kraujas mūsų kūne. Dabar, kas vyksta aplinkui? Kur yra mūsų dėmesys ir ką mes matom tame? Ką mes matom? Esmė yra ne kas rodoma, o ką mes matom. Jeigu tai, ką tu matai, tai tau yra tam tikri siaubo filmai, tavo kraujas, tavo kūnas, jis visas gūžiasi, jis bijo. Ko ir kaip mes kalbėsime apie tai vėliau. Bet esmė yra, kaip mes žiūrime, ką mes matome. Ar tai yra chaosas, ar tai yra harmonija tam tikra. Kodėl tai vyksta? Kas vyksta? Apskritai, mes bijome paprastai, arba mes reaguojame ne į tai, kas vyksta, kad vyksta, dėl to aš reaguoju. Reaguojamės, mūsų reakcija yra baimė. Tam tikra baimė. Ir va ta baimė mumyse, jinai daro darbą. Dėl to labai svarbu suvokti, ką mes matome ir kaip veikia tai, ką mes matome. Tarkime, yra rodomas siaubo filmas, ar tau būtina jį žiūrėti? Kaip reaguoja tavo kūnas į tai, ką tu žiūri? Tai tas pats su bet kokiom žiniom. Televizija, Facebookas, pilna dabar kalbėtojų, pilna žinių, pilna naujienų. Ir klausimas, kaip mes jas matome? Kaip mes jas matome?
Pasidalinsiu, kaip aš matau tai, kas vyksta. Man tai yra kaip puzlė. Puzlių dalelės. Jos nuolatos judančios, tos dalelės. Ir buvo tam tikras paveikslas, kuriame mes gyvenome dešimtmečius. Jis kito po truputėlį, bet jis buvo va toks, kokį mes jį turėjome. Dabar atėjo laikas, kai šitos dalelės verčiasi, maišosi, visiška betvarkė darosi. Bet jeigu tu, kas yra su puzliu? Jeigu tu susifokusavai į vieną dalelę, tu ten paveikslo nematysi. Tu nieko nesupranti. O jeigu dalelių sauja ir visos jos skirtingos, ką su jom daryti? Taigi, kas vyksta pasaulyje? Visų pirma, dalelės verčiasi į nepažįstamas spalvas. Tai gąsdina? Gąsdina. Nežinojimas labai dažnai gąsdina. Mes dirbom apokalipsės seminare, išlaikyti ramybę nežinojime. Kai apsiverčia, mes turime kitas spalvas. Ir kitos spalvos, jos eina į kitą paveikslą. Ir tame kitame paveiksle mes nežinome, kur jas laikyti. Dėl to šita painiava ir yra. Jeigu trumpai, kokie įvykiai vyksta šiuo laiku, kokias puzlio dalelės mes turime, vos kelias pasakysiu. Ką mes žinom? Amerika, Venezuela, Iranas, Grenlandija, Kinija, Japonija, Rusija, Europa, finansų visa sistema, karai, konfliktai. Taigi, ką mes turim čia? Taigi mes turime daugybę fokų, Danija beje, ir tai įsivėlė, nes per Grenlandiją Daniją kabina. Mes turime daugybę fokuso taškų, į kuriuos mes negalim net fokusuotis. Mes šiandien diskutavom prie pietų stalo apie tai, kad o kas su tuo? O tu girdėjai ką nors apie tai? Ne. Jau kelios dienos nieko nėra, nes dabar yra tai. Prasme, net tie, kas transliuoja kažkokias tai žinias, kurias apšviečia, kad vyksta tai, net ten nėra visko iš karto. Yra po vieną seriją. Ar ką ten jau baigėsi kitoje vietoje? Ne, nesibaigė. Bet tiesiog vienu metu tiek daug vyksta, kad neįmanoma visų tų dalykų ištransliuoti. Jeigu susifokusavo į vieną, tai eina tas. Praeitas jau viskas, jis nukrito nuo scenos, jau jisai nebeįdomus. Ar jisai yra nereikalingas, ar jisai yra nereikšmingas? Jokių būdų ne, jis labai reikšmingas. Ir tai, kas ten vyksta, labai svarbu. Bet ar tai pasiekia mus, jau prapuolė. Ir kai prapuola vienos kitos tos dalelės, mums vėl tas visas paveikslas iškrypsta. Mes nesuprantam, kas darosi. Žiūrėkit, kaip mes renkame puzlius. Mes dažnai renkame puzlius pagal spalvas. Surenkam visas, kur yra raudona. Sudėjom į krūvą ir maždaug iš šitos vietos čia yra šita dalis. Kažkur yra daugiau žalios, kažkur yra daugiau mėlynos, arba kažkokių dryželių, kažkokių taškelių. Tarsi mes renkamės pagal spalvas, ne pagal visą paveikslą. Mes negalime matyti viso paveikslo. Ta dabar mes ir turime. Tam tikri fokusai į tam tikrą spalvą, dabar tai, bet jie visi sudaro vieną paveikslą. Jie visos šitos dalys sudaro vieną paveikslą. Kada mums yra ramu? Kada mes, tarsi vidus nurimsta? Kai mes suvokiame, kas vyksta. Dėl to mums svarbu suvokti esmę, kas vyksta. Chaosas čia ar kažkokia harmonija? Kokia? Nieko nesuprantu. Kaip muzika, ne? Kaip pradeda groti visas orkestras, bet jie groja ne tą patį. Kiekvienas instrumentas derinasi. Derina save ir kiekvienas džeržgia, pyksi, burgžgia, baladoja. Kiekvienas daro kažką kitą. Ar tai ne vienas orkestras?
Vienas. Bet mes negirdim muzikos, jos dar nėra. Vyksta perversmas, vyksta susiderinimas, vyksta susibūgninimas, susifleitinimas, susismuikinimas ir taip toliau. Kiekvienas derina savo, po to tarpusavy, o po to kiekvienas instrumentas, o po to visas orkestras kažkokią natą pagauna ir prasideda, jau tu pradedi suprast, kas vyksta. Išgirsti kažką, tai ne tik triukšmą. Dabar, ką mes matome ir girdime, yra triukšmas, jeigu klausaisi kiekvieno atskirai. Visur triukšmas. Bet jeigu tu atsitrauki, kaip stebėtojas, atsitrauki ir pasistengi pamatyti bendrą vaizdą, didesnį vaizdą, nei tik viena detalė. Niekada negalima nei išvadų daryti, nei teisti, nei pykti, nei bijoti, nei dar kažką tai daryti, matant vieną spalvelę. Vo, juoda, turbūt labai blogai ten. Ne, ten kaminas. Ar dar kas nors. Suprantat? Ta prasme, mes matome tik tą detalę ir jeigu dar tas, kas perduoda žinias, gąsdina ta detalė ir sako, jinai juoda, o šita kokia raudona ar dar kažkokia, jinai kiekviena atskirai. Nėra paveikslas. Tai yra tik maža dalelė. Tik maža dalelė. Faktas yra tas, kad senasis paveikslas traukiasi. Senasis modelis, kuriame mes pripratome gyventi, traukiasi. Kai viena moteris pasidalino mūsų naujų pinigų, naujų laikų ir apie pinigus, kur kalbame kurse, sako, kodėl aš negaliu klausyti, kažkas blokuoja. Kas blokuoja? Baimė naujo. Kad reikės matyti kitaip, galvoti kitaip, pamatyti, negaliu leisti savo matyti naujo paveikslo. Kodėl? Todėl, kad prie seno pripratom. Geras jis, blogas, apie tai iš viso nekalbam. Aš iš viso nenaudosiu šiandien gerai ar blogai šitų žodžių. Ne tame esmė, gerai ar blogai. Senas blogas, naujas geras. Ne apie tai kalba. Apie tai, kad mes priprantame prie savo seno. Dėl ko yra tas pasakymas, iš komforto zonos išeiti sunku. Atleiskit, dovanokit, kieno komforto zona buvo gerai. Ir iš viso jinai iš tikrųjų komforto zona. Komfortas yra tik tai tas faktas, kad ten pažįstamas kvapas. Vat pažįstamas. Ten aš jau žinau. Vat su tuo susitvarkau. Ir tu jau kaip namie. Komforte. O vat, jeigu aš išeisiu iš čia, ten nebus to kvapo. Ten reikės pačiam nusiprausti. Kažką reikės daryti. Prisimti atsakomybę. Pamatysiu kažką, ko nežinau. Įeisiu į kažką, ko nesuprantu. Nesvarbu geras ar blogas tas daiktas, bet aš jo nesuprantu. Kurie žmonės neturi patirties būti kokioj nors ištaigingoje vietoje, labai prabangioje vietoje. Aš atsimenu, mes Paryžiuje buvom ir buvau keletoje vietų, kur realiai prabanga. Prabanga. Koko restoranas. Ir panašus. Ta prasme, prabanga, bet ne ta, prie kurios aš pripratusi. Norvegijoje ir Lietuvoje. Kažkaip kitaip. Ir tu supranti, kad tave varžo. Tu išeini iš savo komforto, kuriame tu galėjai atsileidai, belia kaip nuėjai galbūt, arba tu ten žinai, kaip susitvarkyti, ir tu žinai, kad ko pakanka ir taip toliau. Tu esi kažkokiame tame lygyje. Ir tu atsiduri kitoj vietoj, ar tai blogiau, ar tai geriau. Ne apie tai kalba. Kalba, kad kitaip. Aš taip nebuvus, aš taip nemačius.
Arba įėjus į kokią nors ten labai 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 prabangią parduotuvę, kaip jautiesi? Dėl to kodėl tu blogai jauties? Todėl kad ne tavo erdvė, kurioj tu pastoviai būni. Ir kuo didesnis kontrastas arba kuo mažiau pažįstama ta nauja vieta, tuo mus labiau gąsdina. Ir jeigu mes žinome, kad dar turime pasirinkimą, ne tai, kad turime pasirinkimą, bet dar mes stovime ant slenksčio, mes galim žengt, galim dar nežengt, dar truputėlį, gal dar nežengt, nes ten aš nepažįstu, to aš nesuprantu. Aš visą laik sakiau, kad tai nesąmonė, kad tai šūdas, kaip aš dabar pasakysiu, kad tai yra gerai. Nes aš visą laik neigiau tą realybę. Mes dažnai teisiame kažką, tai ko mes nepažįstame, mes teisiame, šito aš nekenčiu, šito aš nepriimu, šitas nesąmonė. Ir mes va taip į priekį žiūrint, taip šnekam. Pasiėmė kokį nors, įsivaizduoji, aš atsimenu save, kai atsirado pirmieji skaitmeniniai ne telefonai, o šitie fotoaparatai. Ir vienas žmogus sako, o, aš nusipirkau skaitmeninį fotoaparatą. Aš tokia. Ir kam? Ta prasme, kam? Yra fotoaparatai. Viskas aišku. Šlek, šliok, paspaudei, juostelę nunešė, išryškino, turi nuotraukas. Ko tu dar nori? Ta prasme, koks skaitmeninis fotoaparatas? Dabar daug kam pasakyti, einam, ar blogai buvo juostiniai? Aš nesakau, kad jie blogai buvo. Man patinka juostiniai, man patinka nuotraukos ir mes galim diskutuoti ir iki galo nusidiskutuoti, vien dėl užsiginčyti, kas geriau popierinė nuotrauka ar skaitmeninė, kas yra daugiau vertės ir taip toliau. Ne apie tai esmė. Esmė, kad mes vis tiek nuėjome tuo keliu. Ir mano pirma reakcija buvo, o kam? Kokia nesąmonė. Atėjo laikas, mes skaitmeninį nusipirkom. Atėjo laikas šitiems smartphone'ams. Pas mane buvo su mygtukais. Ir vėl kažkas tai ten iš pažįstamų. O, žiūrėk, kokį telefoną nusipirkau, čia dabar pas mane ir internetas yra, ir visokie dalykai. O kam? Mano reakcija. O kam? Telefonas. Va, skambint galiu. Galiu. Kokio chrieno tau nešioti savo e-mailą? Yra kompiuteris. Stovi namie, įsijungiai, pasižiūrėjai, išjungiai. Viskas. Kam tau tas smartphone'as? Mano tokia reakcija buvo, realiai. Ir labai neužilgo laiko man reikėjo perlipti per savo, o kam, kokia nesąmonė, paėmiau ir nusipirkti reikėjo. Nes jau šitie viskas, jau jie išeina, seniena, jau einam prie kitų. Ir viskas šitam pasaulyje va taip juda. Mes daug ką neigiam į priekį ir kai prieiname tą ribą, mums kuo daugiau mes ten pridėjom nesąmonę, be manęs ir panašus, tuo mums sunkiau į tai įeiti. Nes mes patys visą tai stumėm nuo savęs, o jeigu dar prisišnekėjom. Satanistai ryšį blokuoja. Nu, tiesiog einam toliau. Tai va, žodžiu, mus stabdo, arba mes ko bijome, tai nežinojimo, tam tikros nežinomybės. Jeigu mes irgi šiandien tiesiog svajojom ir diskutavom tokią pasaką, tebūnie pasaką. Laiko mašina. Ne, laiko mašina. Ir įsivaizduoji tu šiandien, va taip, ką matai, ką žinai, ką supranti, viskas va taip. Ir tu nueini kokius 30, 40, 50 ar 80 metų atgal. Tu žinai, kaip viskas baigsis. Tu žinai, kad čia su šito viskas bus gerai. Tu žinai, kas vyks. Tu žinai. Kaip tu elgtumės ten nuvažiavęs, nuėjęs, nukeliavęs, nežinau kaip pavadinti, į tą praeitį. Kaip elgtumės? Hebra, ramiai. Žiūrėk, tu eini ten, tu darai šitą, viskas bus gerai, pamatysi, bus paskui tas, viskas bus gerai. Tu žinai, kad viskas bus gerai. Tu jau pragyvenai arba tu gyvenai, buvai ten, kur ateityje jau yra
taip, kaip yra. Ir tu pažįsti tą ateitį. Tau nebaisi ta ateitis, nes tu ten jau padėjęs koją buvai, ne? Dabar tu grįžti atgal ir tiem žmonėms sakai, kad viskas bus gerai. Jie supranta tave? Ne, jie bijo. Taip. Nes jie dar nežino tos ateities. Bet tas, kas dabar vyksta, man panašu, kad yra veikėjai, yra tam tikros figūros, kurios žaidžia toj šachmatų lentoj arba dėlioja tas puzlio daleles, žinodami. Arba jau taip to iš tolo žinodami, kad kai kur viskas sukris, kad reikia tik tai papūsti į tą kryptį. Be sureikšminimo, be kažkokio tai ten atsistoji ir rėki, kad ten pramušinėti sienas. Niekas jų nepramušinėja, tiesiog atbula ranka. Jūs ten susitvarkot, ta prasme, viskas bus šitaip, kaip turi būti, viskas. Nes tu žinai, kas bus toliau. Dabar aš noriu pasidalinti apie scenarijus, kadangi mes žinome, kad resetas yra oficialus. Perkrovimas pasaulio yra oficiali versija. Ir tai joks jau ne sąmokslo teorija. Apie tai oficialiai paskelbta. Resetas 2030, reiškia, užsibaigia visi perkrovimai 2030. Ir iš vienos pusės gazdinam, į ką mes einam. Globalizmas, bus šitaip, ano nebus, bus labai blogai, jūs nieko neturėsite, būsite laimingi ir tralia, visa šita istorija. Mes turime ją. Ir mes turime seną pasaulį, kurį mes žinome. Tai mes turime du scenarijus, mes du žinome, ne? Šiandienos žinome, kaip turime, ar gerai, ar blogai, nediskutuojam. Ir žinome, bent truputėlį viena ausim ir viena akim, arba kampučiu akies, arba beveik nieko, apie tą globalųjį pasaulį. Mes jo norime, nenorime, patinka jis mums, nepatinka vėl, ne apie tai, tiesiog scenarijus, paveikslas. Įsivaizduojam puzlio dalis, paimam dabar tebūnie 3D puzlis, kuris yra ne tik plokščios dvi dalelės iš dviejų pusių, bet jisai kaip kubikas arba trikampis arba dar kas nors, kurį tu gali padėti iš įvairių pusių, ne? Dėliojam, kaip mes kaladėlės vaikiškos. Kiekviena pusė, jinai turi savo paveiksliuką, bet toj pačioj vietoj to paveiksliuko apvertęs nesudėlios. Jeigu tik apversi kaladėlės, paveiksliukas nesigauna. Ką mes darome? Mes vėl iš naujo renkame paveikslą. Taigi, mes turime scenarijus. Mes turime globalistinį scenarijų, mes turime senąjį scenarijų, iš ko kas griūna dabar, tikrai griūna, tu to jau nesustabdysi. Žodžiu, o jeigu yra dar trečias scenarijus? Vat aš noriu įnešti tą, aš kaip sakau, šviesa prasideda, kada tu įleidi abejonę. Kol mes galvojame, kad juoda yra juoda, balta yra balta ir kitaip nebus, čia yra gerai, čia yra blogai ir daugiau nieko nėra ir aš daugiau nieko su to padaryti negaliu, mes esame labai limituoti, plokščia, juoda balta. Bet jeigu tu pradedi įnešti abejonę, o jeigu yra kažkas daugiau negu tai, o jeigu yra kažkas daugiau negu tai, o jeigu yra dar kažkokie žaidėjai, kurie panaudoja šitą kaip, sakysime, panašų dalyką į chaosą, sukurt kažką dar trečio, išgriauti kažkur pamatą, kur nori globalas, gal dar kas nors, gal dar yra kiti variantai. Ir kodėl yra svarbu pajausti, kad yra kiti variantai? Todėl, kad mes esame kūrėjai. Dar kartą, chaosas ar harmonija nuo ko priklauso? Nuo stebėtojo. Ir jeigu stebėtojas, jisai stebi ir viskam priešinasi, nes tai yra globalizmas, nes tai yra kažkas blogas, net tai yra kažkas, ko aš nepažįstu, kriptovaliutos, čia iš viso blogis, demonai vaikščioja per jas, ar dar kas nors. Tai prasme, paveikslų krūvos, akyse pripiešta ir stebėtojas, jis kuria taip, kaip jis mato. Jis kuria. Priešinas. Ir jeigu imsim kraujo tą dalelę, apie kurią kalbėjom pradžioj,
Kaip stebėtojas jaučiasi, stebėdamas visą tai? Jeigu jam tai nepatinka, jeigu jam tai yra siaubas, jis nemato ateities. Kas vyksta, kai mes nematom ateities? Ką mūsų kūnas daro? Mūsų regėjimas pradeda blogėti, mūsų visos pagrindinės atraminės kūno sudedamosios dalys pradeda atsakyti, nes nežinom, kur žingsnį žengti. Jeigu aš nematau į priekį, kur eiti, tai kur eiti? Niekur neiti, tai stovėti, ką mano kojos sako, skauda ir taip toliau. Ta prasme, atsiliepia į kūną visą tai, kas vyksta aplinkui. Tai nėra kažkas atskiro. Čia pasaulis man nerūpi, o čia ne pasaulis man rūpi. Viskas yra sujungta. Mikro, makro. Viskas sujungta. Mūsų kūnas yra pasaulio dalis. Mūsų kūnas yra pasaulis. Viskas yra sujungta. Ir tai, kaip mes matom, kaip mes reaguoja mūsų kūnas, mes kitą kartą galbūt net nereaguojam, bet mes nematom. Mes tiesiog žiūrim į priekį, nieko nėra. Ateities nėra. Aš rytojaus nematau, aš bijau rytojaus. Mūsų kūnas jau veikia pagal tai. Dėl to mums labai svarbu matyti, kad yra žingsniai ir būti kūrėjais to kelio. Kūrėjais. Dabar žiūrim, jeigu vėl yra tik tai 2 scenarijai, tada aš neturiu pasirinkimo. Senasis, aš jo neišlaikysiu, prie koliuko neprismeigsiu, jo nepririšiu virvelę, jis jau slysta, byra, yra ir nėra ką tiesą pasakius labai laikyti, nes nelabai kas ten tokio laikytino ir yra. Paleidžiam. Nauja. Kas yra nauja? Gyvenimas Marse? Irgi variantas. Kažkas tokį kuria. Jeigu galima kurti gyvenimą Marse, tai kodėl negalima kurti gero gyvenimo Žemėje? Tikrai galima. Lengviau čia kurti negu Marse. Marse iš viso viską nuo nulio pradedi. Čia kažką perdėliojai ir jau galima gyventi. Tik tai perdėlioti reikia. Kas dėlios? Jeigu mes sakom, yra tik tai vienas žaidėjas, be dabartinio, kas mus projektuoja, planuoja, mus visus veja į vieną bandą, tik tai globalizmas ir daugiau nieko nėra, nu tada viskas. Kaip aš sakau, dėti paklodę ant nugaros ir ropoti 4 link kapinių, nes kokia prasmė? Nėra rytojaus, tu nematai rytojaus. Bet jeigu yra dar kažkas, kas galbūt naudoja, kaip sakiau, šitą chaosą tam, kad padaryti gerą kažką. Ir jeigu tu kuri savo mintimis, taip kaip tu matai, kai aš pasitikiu, aš žinau, kad viskas išeis į gerą. Išeis į gerą. Mes vis tiek praeisim. Geriausių būdų pagal kūrėją. Tada tu kuri būtent tą trečiąją realybę. Kuri yra tokia, kokios tu jos nori, o ne tokia, kokios nenori. Kas man leidžia daryti prielaidą, kad globalizmas nevaldo situacijos? Mes turėjome vieną labai aktyvų veikėją, kuris visus ženklint labai norėjo, visus žmonės mažinti nuo žemės paviršiaus, dirbtinės mėsos fabrikus atidarinėjo visur. Ir ką jūs galvojat, šitie fabrikai žlunga. Žlunga dirbtinės mėsos fabrikai. Ir šito veikėjo ant scenos aš nematau dabar praktiškai visai. Jis kažkur dingo. Žinot, apie ką aš kalbu. Vabalų fermos Europoje, Prancūzijoje ir Italijoje, kurios ten buvo, žlunga, bankrutuoja. Kaip tai?
Dar tik pradžia, dar tik pradžia. Rinkos pradžia. Lietuvoje dar ten yra kas putoja ir kaip ten gerai gyvena. Žlunga, matykim, kaip jie žlunga. Matykim tai, kurkim tai, matykim, kaip žlunga vabalų fabrikai. Neliaupsėkim juos savo dėmesiu, kad vabalus augina, kokie blogi, dabar žiūrėkit, kur pridėta jum vabalų. Nežiūrėkit, kur pridėta vabalų, sakyt, nebus vabalų. Aš nesėdėsiu ir neskaitysiu tų raštelių, kur vabalai yra, aš sakau, nebus vabalų. Tiesiog ne. Mes, stebėtojai, kuriame. Mes, stebėtojai, kuriame. Dėl to mūsų pažinimas labai svarbus. Mes negalime būti tie bebenčiukai su dūdelė dūduoja ir per bangelę šokinėja. Ne, mes turime būti sąmoningi tame, nes mes kaip stebėtojai kuriame tą realybę. Jeigu mes bijome jos, mes turime reakciją savo kūne ir mes nieko gero sukurti negalime. Mes esame aukos, bet sąmoningas žmogus nėra auka. Sąmoningas žmogus nėra auka. Sąmoningas žmogus yra kūrėjas. Jis kūrėjas savo gyvenimo, jis kūrėjas savo kūno, jis kūrėjas savo ateities, jis kūrėjas šitoje žemėje. Kūrėjas. Kas? Sąmoningas žmogus. Tas, kuris supranta, kas vyksta, galbūt ne viską detalėmis, bet jis mato didelį paveikslą ir jis žino, kad vis tiek bus geriausias variantas. Neverkia atsisėdęs kažkur kamputį, kokie visi blogi, o žinote, Afrikoje vaikai valgyti neturi ką, o ten sudegė, o ten nusprogo, ar dar kažkas pasidarė. Tai nepadeda. Tai gyvenimo neprideda nei vieniem, nei kitiem, nei tretiem, nei tam pačiam, kuris sėdi kamputį ir verkia. Žlunga sena tvarka. Ateina nauja. Ir kol vyksta pertvarkymas, mes galime įnešti reikiamas spalvas. Mes galime tas spalvas ryškinti. Nebijodami, o kalbėdami, tikėdami, matydami tai, ko mes norime, kad būtų. Kaip sukilo Europos žemdirbiai? Daug apie juos kas kalbėjo? Ne. O buvo daug. Kalėdas žmonės prabuvo visas gatvėse. Aš nežinau net kur baigėsi, tiesą pasakius, net nežinau. Bet yra, kurie stumia tai, sako, mes esame čia, mes padarysime, mes esame jūsų maisto kūrėjai ir mes norime būti tuo, kas mes esame ir prašau mūsų neišstumti iš rinkos. Ir jie kovoja už tai. Ką jie daro? Jie kovoja prieš tą patį globalizmą. Jeigu mes matome tas detalės, mes suprantame, kad ne viskas taip sklandžiai vyksta, kaip norėtų vykti globalizmas savo planuose, kad būtų. Taigi, oficialios pozicijos, kurios atrodė įbetonuotos, viskas įkalta ir kitaip nebus, arba dabar pasaulis, o toliau jau tik viskas resetas, tai globalizmas, nieko neturi, ar tai nevyksta? Ir ten bandoma vykdyti. Taip vykdyti. Bandoma, daroma, bandoma supirkinėti, yra kur tai aktyviau eina. Anglijoje, yra Amerikoje, kur, kad supirkti žmonių namus ir panašiai, kad žmonės neturėtų kur gyventi. Bet ar būtinai tai vyks? Vėl, klausimas. Klausimas. Galbūt įvyks, bet ne 100%. Galbūt bus kažkur sustabdyta anksčiau ir mes galime tą stabdyti savo vėl mąstymų mintimis, o ne palaikymu. Kai mes pykstame ant to, kas vyksta, mes palaikome tą sistemą. JAV atsisako finansuoti 66
šias organizacijas, kurios buvo beletristika, propaganda, mėšlas, kitaip sakant, per jas. Ir JAV atsisako jas maitinti. Kiek bus alkanų? Ir šiuo atveju gerąja prasme alkanų. Tie, kurie organizavo maištus ar dar kažką darė, jie negauna finansavimo. Jie lakstys toliau po gatves. Ne. Ir leis knygutes kažkokias tai grybiškas ten, vaikus mokins kažkokios tai nesąmonės. Jeigu neturi literatūros, neturi kaip atspausdinti, neturi kur stumti. Neišeis. Suprantat, veiksmas vyksta visom kryptim. Dėl to tas chaosas, mes jį galime panaudoti geram. Mes galime jį panaudoti geram, nes viskas priklauso nuo stebėtojo. Ir ką mes matom? Ar mes stebime ir matome, kaip blogai, ar mes stebime ir matome galimybes? Ar mes įstrigę vienoje tiesoje ar mele ir daugiau nieko daugiau nenorime matyti? Bijome matyti, nes nežinome, kas tai, nepažįstu. Bet sąmoningas žmogus stebi, jis mato procesą, jis žino, kad nepriklausomai nuo scenarijaus, jo paties vidinė laisvė nuo to nepriklauso. Koks bebus scenarijus, mano vidinė laisvė, mano vidinis stovėjimas, mano siela nuo to nepriklauso. Ir aš esu, kas aš esu. Ir aš išliksiu, kas aš esu, kas bevyks šitam pasaulyje. Tai yra sąmoningas, atsakingas žmogus. Ne reaguoja jau į pasekmes, bet yra sąmoningas tame, kas yra šiandien. Pažįsta šiandien, nebijo rytoj, bet kuria rytoj. Dėl to ir yra šitas seminaras Apokalipsė arba sąmonės atsivėrimas, sąmoningumas. Apokalipsė yra apie sąmonės prabudimą. Būtent tai ir yra, tą reiškia žodis apokalipsė. O, tai baisu, tai pasaulio pabaiga. Ne pasaulio pabaiga. Pabaiga kažkam. Bet prabudimas, regėjimas sąmoningam žmogui. Tai yra apokalipsė, atsivėrimas, nuimdamos užuolaidos, nuimamos uždangos. Ir pamatau tiesą, pamatau šviesą, pamatau realybę. Tai yra apokalipsė. Tai apie tai ir meditacijos ir taip toliau yra mūsų seminare Apokalipsė sąmonės prabudimas. Labai kviečiu prisijungti, kažkas prisijungė, man atrodo, vakar. Aš labai džiaugiuosi, sveikinu, jeigu čia esat. Ir kviečiu jungtis į jį. Tai tikrai susistiprinti savo. Nes esmė yra be baimės žengti į rytojų. Va čia yra visa esmė. Nes tas nežinomybė, nežinojimas yra didžiausia baimė mums, kaip žmogui. Nežinau, dėl to bijau. Ir kas vyksta aplinkui? Nemiga, skausmai visokiausi, pakilę, sustiprėję žmonėm. Aš žiūriu, kelis turiu tokius, ne čiatus, bet grupės, kur žmonės klausinėja, dalinasi įvairiais dalykais ir klausinėja, o kas tas, o man dabar šitas, o man manas. Ir širdis blaškosi. Tas nerimas užgriuvęs ir panašus dalykai. Kodėl? Dėl ko? Pažiūrėk, koksai fonas aplinkui yra. Ir viskas aišku, kodėl. Nes sakau, mes visi esame sujungti, viskas yra sujungta.
Ir niekas nevyksta pats sau. Čia tik tai pasaulis savo ten dalykus daro, mano kūnas, mes čia gyvename ir niekas nevyksta. Vyksta. Mūsų kūnas, jisai pirmas kalba, net jeigu mes nesuprantam, kas vyksta, mūsų kūnas reaguoja į kolektyvinį lauką, kas kolektyviniam lauke yra, o kolektyvinėme lauke daugiausiai yra baimės. Triukšmas, kuris sklinda iš visokių naujienų, pokalbių ir ar socialinių tinklų. Tai kas vyksta aplinkui. Bet tie simptomai, žiūrėkim, ką jie kalba. Negaliu miegoti. Ką tai reiškia dažniausiai? Negaliu atsipalaiduoti, nes nežinau, kas bus rytoj. Arba bijau ateities. Kas vyksta, kai žmogus nemiega dažniausiai? Jis suka mintis apie tai, kas bus. Arba nežinau, kas bus, arba bijau, kas bus, arba dar kažkas. Labai dažna istorija. Nebūtinai tik tai, bet labai dažnai, jeigu tai sukyla būtent tokiais etapais, kada kažkokia tai nežinomybė ateina į erdvę, gali prasidėti tokie dalykai. Pilvo skausmai. Nevirškinu. Ko nevirškinu? Naujo. Negaliu suvirškinti to, ką matau. Nežinau, kur padėti, į kurį skrandį. Kur visą tai, kaip tai sukramtyti. Į burną netelpa kiek visko daug. Širdies plakimas, ane? Baimė, nesaugumas, nerimas dėl ateities. Tai yra širdis. Nerimastauju. Blaškausi. Galva. Ką galva sako? Per daug informacijos bandau viską kontroliuoti. Ir viską sudėlioti. Ir negaliu, nežinau, kur padėti ir plyšta galva, nes nesutelpa į galvą. Galva, prašau, jinai reaguoja. Nugara. Nešu naštą, o jos dar daugėja pakeliui. Mano naštos tik daugėja. Arba aš bijau dėl savo naštų. Aš jau taip apsikrovus naštom, o dar daugiau kažko ateina, kas dar aš turiu kraut ant savo nugaros. Arba turėsiu, galbūt, aš to bijau, dėl to nugara jau reaguoja. Ir daugybė kitų, kojos, kaip sakiau, baimė žengti. Nežinomybė priekyje viskas, kojos jos pakertamos. Bet tai vėl, tai taip neturi būti. Tiesiog taip neturi būti. Aš tik tai sakau, kas atsukant atgal. Jeigu tai yra, tai dažniausiai va tai reiškia. Psichosomatikoje tai yra. Nes kūnas jis iš tikrųjų nereaguoja į įvykius. Jis reaguoja į nežinojimą. Ką tai reiškia? Tu gali jam duoti žinojimą. Ir viskas. Tu duodi kūnui žinojimą ir kūnas nurimsta. Vat kas atėjo į mano naują pasiruošimas naujiems laikams kursą. Tas baisus siaubas nežinojimo. Kas buvo pradžioje? Kai viena moteris dalino, sako, kol priėjau ten pusę, jau praėjau kursą, ten pas mus 15-16, turbūt pamokų neatsimenu. Ir sako, jau jaučiu viskas, pasitraukė tas siaubas nežinojimo, nes iš pradžių atrodo, kad nieko nesuprantu, viskas nauja. Bet tą naują, tai negali tu niekur padėti į šoną, jis jau čia. Jis lipa ant kulnų ir rytojus bus visų realybė. Tada bus dar baisiau, kai jau realybė, o tu nieko apie tai nežinai. Dabar tu pasiruoši, kol dar tai yra tik tai, taip sakant, per stiklą. Žinojimą mes galim duoti. Tai jau mūsų atsakomybėje. Mes negalime perpiešti paveikslo, mes galime žiūrėti, pažinti plačiau, mes galime kurti į priekį tą paveikslą, bet jeigu nežinojimas kažkas tai yra, kas tau trukdo žengti žingsnius, reikia užpildyti žinojimu. Tai sutvarkoma, tai išgydoma ir tai mūsų atsakomybė, niekieno kito, bet mūsų atsakomybė. Nes baimė ateina iš to, kad nesupranti, kas vyksta. Tad mano mama, jinai
Jinai išmintinga, jinai pagauna ir sako, va tas man nepatinka, jaučiu, kad šitas nelimpa. Indre, tu man pasakyk tiesiai šviesiai, kas ten vyksta. Nes va tas nežinojimas man nepatinka. Aš jai sudėliojau. O, viskas tvarkoj. Dabar viskas tvarkoj. Dabar galiu ramiai padėti į šoną, nes aš žinau, ant kurios lentynos padėti. Vyresnio amžiaus žmogus, jis tiesiog, jam reikia ko? Žinot, kurioje lentynai padėti. Aš sėdėti ir bijoti, ar sėdėti ir galvoti, aš nenoriu. Nieko neišgalvosiu. Man suinformavo, susiinstaliavo va tokios tai tiesos, arba tokie tai gąsdinimai, arba dar kažkas, ir sako, nu, tikrai ten tai blogai? Ar tai yra tai? Ir aš jai tiesiog. Vėl, aš niekada nesigviešiu šitoje temoje, kas liečia visas tas didelius paveikslus, aš nesigviešiu į paskutinę tiesą. Tikrai ne. Visą laiką, bet ką aš mėgstu daryti, tai atsitraukti ir pasižiūrėti bendru vaizdu, sujungti kelis pagrindinius taškus ir tada taip, gerai. Kaip pasakyti? Kai tu pažįsti žmogų, sakykim, kažkokį žmogų tu pažįsti. Tebūnie ten, nežinau kas nori, tebūnie ta pati tavo ten mama, ar dukra, ar geriausia draugė, ar dar kažkas. Nu, žodžiu, kad tu pažįsti žmogų. Ane? Tu pažįsti žmogų. Ir kažkas ateina tau ir sako, žinai, tas žmogus padarė tai. Ir tu taip, blyn. Tikrai? Tai padarė? Jo, jis labai blogas, jis padarė šitą. Bet tu pažįsti tą žmogų. Ir tu pažįsti ne išoriškai, bet viduje. Jo nuostatas. Ir tada tu galvoji, palauk, man nesiriša su tuo žmogum. Kažkas ten turi būti kito. Tai nėra tik tai juoda balta paveikslas. Kažkas yra kitaip. Kažko, ko aš nežinau dar, bet yra kažkas daugiau negu tai, ką tu man pasakei. Ne? Pažįstamos tokios temos. Tai vat, aš apie tai. Kai aš turiu tam tikrą susiformavusi savyje, sudėliota iš daugybės kitų puzlio dar dalelių, tam tikrus portretus. Aš juos turiu. Ir per tai paskui žiūriu, ar tikrai tai rezonuoja su tuo žmogum. Ar tai gali būti tas žmogus. Ar jis su šitais motyvais daro. Ar jisai žino kažką, ko aš nežinau. Ar aš iš viso kažko nežinau visame tame. Nes sluoksnių yra labai daug. Visame tame, kas vyksta aplinkui mus, yra labai daug sluoksnių. Ne vienas, ne du, ir ne 3, ir net ne 4 sluoksniai. Daug daugiau negu tai yra tame, kas vyksta aplink mus. O mes dažniausiai matome vieną, arba mums rodomas vienas, koks siaubas, ir tada kaip blogai ten pasidarė. Ir jo, labai blogai. Bet tai ne vienas sluoksnis ir ne vienas paveikslas yra. Taip kaip šachmatų lentoj. Yra žaidėjai, kurie žengdami pirmą žingsnį žino, kur užbaigs. Ne? O tu iš šono žiūri, gal kažkokia nesąmonė. Visiška nesąmonė. Jis daro kažkokias nesąmonės. Bet jis žino savo ėjimus. Ir žino savo priešininko ėjimus ir jis iš karto peršauka po 3, 5, 9 žingsnius į priekį, nes jis žino, kaip aš sakiau, keliautojos laike, ne? Jisai žino savo kaip užbaigti šitą žaidimą ant lentos, jis žino. Tai va, tokiu atveju, kai tu stebi žaidėjus, tu turi pažinti jų charakteristikas, kas jie. Kokios motyvacijos pas juos yra, kas kokius įrankius naudoja ir taip toliau. Ir kokie sluoksniai dar slepiasi po tais, kuriuos pirmiausia mums kiša į akis. Mums kiša į akis tas, kas mus išgąsdins, kas mus kažką ten
mum nupieš kažkokį tai siaubo paveikslą ar dar kažką, bet ne tame yra esmė. Esmė yra pažinti visą paveikslą. Chaosas tai ar harmonija? Aš tikiu, kad visas pasaulis, jis yra harmonija ir veikia harmoningai. Jis yra sujungtas, bet yra etapai, kaip va toj filharmonijoj harmoningai grojantis orkestras, jisai turi momentus, kai turi susiderinti savo instrumentus, kažką keisti, kažkuris instrumentas išsiderinęs visiškai reikia išimti, atnešti kitą, kažkur patobulinti, kažkur atnešti kažkokius vargonus pastatyti didžiulius ir bus tada ohoho ir taip toliau. Ta prasme, yra perdarimai tam tikri. Ar ta filharmonija nustojo būti harmonija? Nenustojo. Jinai ir toliau yra harmonija, tik joje vyksta darbai. Keičia kėdes, keičia užuolaidas, perdaro sceną ir taip toliau. Oi, tai dabar bus blogai. Kodėl? Todėl, kad keičia kėdes. Aš pripratau prie savo tos kėdės, kur užpakalis įkrenta į tokią duobikę ir tu ten įsmukęs, nes viskas išsėdėta per dešimtmečius. Ir va taip gerai toj duobikėj sėdėti, nes aš visą laiką ten sėdėjau, o dabar paims ir pakeis kėdę, o jeigu jinai bus į viršų iškilusi pagalvėlė ir man nebus tos duobikės, man bus nepatogu. O tokia mūsų reakcija į atnaujinimą. Užuolaidos. O kodėl tas užuolaidas reikia keisti, jos ir taip va 50 metų buvo naudotos ir visiškai geros užuolaidos. Mes šitiek lopėm, jau vien pasigailėkit mūsų darbo, vien dėl to jas reikia palikti dar 50 metų, nes mes jas tiek daug lopėm. Bet palaukiau, jos krenta ten, kur kabliukai, viskas jau ten nuplyšę, jau krenta ir tu to nematai. O čia yra sena, kas krenta, nauja ateina, bet filharmonija visą laiką bus filharmonija. Jausk harmoniją, matyk harmoniją, patirk harmoniją tame, suvok harmoniją, projektuok harmoniją tame, kas vyksta. Ir tai yra mūsų atsakomybė, sąmoningų žmonių. Ir ateina laikas, kaip aš sakiau, kai svarbiausia valiuta bus ne pinigai, svarbiausia valiuta bus sąmoningumas, svarbiausia valiuta bus ramybė, širdies ramybė. Už nieką nenupirksi ramybės. Ramybę tu gali turėti tik per savo sąmoningumą, savo išgydytą sielą gali turėti ramybę. Niekas jos nenupirks. Ramybė jinai yra tavo valiuta. Sąmoningumas, lankstumas, vidinė ramybė ir atsakomybė. Tai yra pagrindiniai stulpai. Dėl to mūsų atsakomybė, ramybė, mūsų atsakomybė, sąmoningumas, mūsų atsakomybė, lankstumas. Ką reiškia lankstumas? Prisitaikėliškumas. Lankstumas tai yra būti lengvu, nelūžti kiekvieno vėjo pūstelėjimu, bet lankstus, jisai prisiderina prie erdvės gerąja prasme. Jis nebijo naujos erdvės, jis nebijo naujo vėjo gūsio, nes jis yra lankstus. Jis žino, kad tas vėjas, kuris jį papūtė, jo nesulaužys, nes jis yra lankstus, jis yra tvirtas. Lankstus yra tvirtas. Tvirtas, bet nelūžta, nekietas. Kietumas yra nemoku prisitaikyti. Tai va priešinga pusė lankstumo yra kietumas. Kietas žmogus. Ką be pasakysi, jisai taip arba ne. Ne. Viskas, nauja, ne. Nieko nenoriu, niekas neįdomu, ne. Nesuprantu, reiškia neigiu. Tai yra kietumas. Bet mūsų atsakomybė yra sąmoningumas, lankstumas, ramybė. Su tuo ir baigsiu. Dar pažiūrėsiu, mačiau kelis
Čia pas mus Jolitos. Va ta nežinomybė ir gąsdina, kai trūksta pasitikėjimo, savivertė žema. Auginam mūsų atsakomybę užsiauginti. Lankstumo reikia vaikiško smalsumo be baimės. Taip, tai ir yra tai. Deimantės. Tai tikrai nuostabus apokalipsės seminaras. Klausau ne vieną kartą ir vis išgirsti kažką naujo. Susistiprini, pamatai vaizdą kitaip. Labai rekomenduoju įsigyti, dėkoju už jį ir jūsų įdedamą širdį į visus kursus. Ačiū Deimantė už pasidalinimą, o kadangi tu man priminėjai, aš čia kažkur tai turėjau ant ekrano nuorodą įdėsiu, kas dar nesat apokalipsėje, junkitės į apokalipsę. Yra svetainėje pas mane, bet įdedu dar čia. Toliau žiūrim, kas čia buvo. Daug aiškumo ir ramybės ateina po jūsų kursų, dėkoju. Aušra. Oi, labas vakaras. Žiūrim čia. Rita, dėkoju. Indrė, klausausi ir eina vibracijos per kūną, vidinis pajautimas ir žinojimas, kad viskas bus gerai, viskas vyksta dėl mūsų geriausio, gera klausytis, jausti palaikymą, vidinę ramybę, sustiprinimą, būti bendrystėje, begalinis dėkingumas tau, Indrė. Dėkoju ir tau, Rita, už pasidalinimą. Žanetos, nuostabiai Indrutė pavarai, dėkoju už apšvietimą ir vedimą. Labai prašom. Mano linkai ir viskas. Tai va, žodžiu, apokalipsė vienas dalykas, kitas dalykas pasiruošimas naujiems laikams, pinigų kursas, kuris yra irgi, kol yra, jis yra labai aktualus. Ir tai yra pasiruošimas realiai naujiem laikam. Pasiruošimas, čia jau eina grinai ne tik tai sąmonės paruošimas, bet ir fizinis pasiruošimas, tai yra pasiruošimam naujam laikam, kursas apie pinigus, kriptovaliutas, technologijas ir mūsų laisvę tame. tą nuorodą įdėsiu dar papildomai. Junkitės būtinai, nes tai yra labai labai stipru. Ten mes jau susitinkam, jau aš nežinau, kiek kokius 2 ar 3 kartus buvom susitikę čiate. Ir dar turbūt darysim susitikimus, nes atsakau į klausimus, daug yra aktualijų. Ir stengiuosi aš visus tos klausimus atsakyti. Tai va. Daug šviesos ir meilės visiems, pradėjom su trukdžiais, bet užbaigėm, atrodo, sėkmingai. Ir tada iki kito sekmadienio, šį trečiadienį išvykstu į Sofiją, ten praleisime 4 dienas turbūt. Ir taip, aš užsiėmus tiek daug darbų, darau labai daug dirbame svetainėje, bus naujų dalykų, vėl nebijokite, gerų naujų dalykų. Ir vis neprieinu, tiesiog nesinori blaškyti savo dėmesio, kažkaip darai kažką susikaupęs, kažką reikia parašyti Facebook'e ir iš karto negali, niekas taip nestojas iš karto akyse, einu toliau, darau, ką darau ir tiesiog. Yra taip, kaip yra dabar, rečiau parašau, bet niekur aš nedingau, aš esu, kas esate čatuose, galite bendrauti, rašyti. Ir taip, kad aš esu, niekur nedingau, tik tai rečiau pasirodau raštu. Bet kai tai padarysime, bus daugiau jau darbo su įrašų darymais, tada aš grįšiu vėl. Manau, kad aktyviau. Tai va, gerai, labos nakties, atsisveikinu. Gera buvo jūs čia matyti, labai smagu, kad pasiekėm 100 ir 101 netgi, taigi 1111, mūsų nuostabi diena, tie būna mūsų gražūs kūriniai šiai dienai. Kurkime tai, ko mes norime, o ne tai, ko mes nenorime ir pasaulis bus nuostabus.